Sveiki, paliesim dar vieną įdomią temą. Tai ar verta elektrikam žinoti Omo dėsnį. Daug kas sako, kam man tos formulės ir ar man jų prireiks ir taip toliau, tai aš pabandysiu parodyti, kad gali prireikti. Ir būtent su kaitinė lemputė yra lengviausia parodymas. Tai pavyzdžiui, paskaičiuokim lemputės galią, šitos lemputės kaitinę galią. Tai naudosim formulę P lygu U kvadratu padalinti šią. Tai dabar paimkime ir įsirašykim. Lemputės varža yra 59,3. Tai jau įsirašom 59,3 ohmai. Ir dabar mes paimkim, pamatuokim įtampą. Pasidarom, kad tai yra kintama įtampa. Atjungiam nuo neutralaus laido ir... paliekam neutralų laidą ir pamatuojam įtampą fazės, kokia įtampa yra tinkle. Taip, kintama ir žiūrim. 230. Įtampa bus 230. Tai pagal formulę bus taip, 230 kvadratu padalinti iš 59,3. Pasiemam skaičiavimą, 233 kart 233 lygų ir padalinam iš 59,3. Lygų šita lemputė dabar yra 915 vatų, 916 vatų. Tai dabar atseit šita lemputė yra 916 vatų. Ar tai yra tiesa? Mes galime įsisukti ir pasižiūrėti kelių jinai vatų. Čia rašo 60 vatų, 230 voltų, 60 vatų. Kodėl taip atsitiko? Tai dabar mes turim išspręsti, kodėl. Yra kita formulė. P lygu U kart I. Mes dabar matavom varžą lemputę, kada neveikia. Dėl to gali dėl šilumos pokyčių volframas rodyti kitą varžą. Tai reiškia, yra varža labai maža, dėl to mums ir gaunasi blogi skaičiavimai, kad tai yra 916 vatų. Dabar mes žinom, mums reikia pasiskaičiuoti I. Su I labai atsargiai, nes galim užtrumpinti sistemą, tai išsijungiam iš tinklų. Pasijungiam, kad mes matuosim I ir pasidarom, kad tai bus kintama srovė. Ir taip, čia šitą atjungiame, nes srovę turim matuoti nuosekliai. Tai va, ateina fazė, nueina į lemputę. Ir mes dabar įjunkim, turėtų lemputė degti ir mums rodyti srovę. Kaitinė lemputė dega ir srovė, volframas įkaitai rodo 0,26 amperų. Tai gaunasi amperų, gaunasi 0,26 amperų. Tai dabar mes galim paskaičiuoti pagal šitą formulę, kiek kilovatų. Žiūrėkim, ar atitiks plius minus ar ne. Įtampa buvo 233, padauginam iš 0,26 ir bus lygu. Taip, įsijungiam skaičiavimo mašinėlę. 233 kart
0,26 lygų 60,58. Atsakymas jo 60,58 vatai. Tai va, tai reiškia, kad Omo dėsnį verta žinoti vien todėl, kad šaltai lemputei bus vienoks atsakymas, šiltai įjungtai lemputei bus kitoks, dėl to, kad volframas įkaito, varža pasidarė žymiai didesnė, todėl gavosi taip, kad nukrito nukrito vatai. Ir dabar, pavyzdžiui, žinant U ir I, galim paskaičiuoti varžą. Tai gaunasi, pavyzdžiui, varža veikiančios lemputės bus taip. 233 padalinam iš A bus 0,26. Gaunasi varža 896. Prieš tai buvo 59 ohmai, o kai veikia lemputė, varža yra 896. Todėl kad volframas įkaito. Tai va, tai bent jau elektrikai Omo dėsnį turi žinoti. Mokėti preliminariai bent jau pasiskaičiuoti, kiek jo įrankis sunaudoja arba kokio galingumo yra. Tai